Sveiki bitininkai, bičiuliai, jaunieji bitininkai ar paprasčiausia bitėms prijaučiantys žmonės. Čia kartu su jumis Lietuvos jaunųjų bitininkų asociacija Gintarinis Spiečius. Ir šiandien mes mokysimės bičių morfologijos. Bičių morfologija tai mokslas tyriantis bitės kūno sandarą. Mes turim pažinti ir pačią bitę. Kokie procesai vyksta bitės organizme, kaip pati bitė skraido, kaip pati bitė maitinasi, kaip pačios bitės dauginasi. Žinodami bičių subtilybės, galėsime lengviau atlikti darbus aviliuose. Tad nelaukus pradedame pamoką. Kaip ir visų kitų vabzdžių, naminės bitės Apis mellifera kūnas sudarytas iš galvos, krūtinėlės ir pilvelių. Galvos priekyje yra pora antenų, šonuose 2 didelės sudėtinės, o viršugalvyje 3 mažos paprastosios akelės. Bitės mato tik tai mėlyną ir žalią spalvas, deja, bet nemato raudonos. Nors bičių spalvų suvokimas šiek tiek skiriasi nuo žmonių, jos mato ultravioletinius spindulius. Šis gebėjimas padeda bitėms atpažinti žiedus, kurie atspindi ultravioletinę šviesą, tai padidindamas jų gebėjimą surasti nektarą. Bendrai, bitės regėjimo sistema yra itin pritaikyta jų ekologiniams poreikiams, leidžianti efektyviai rinkti maistą, išvengti plėšrūnų ir orientuotis sudėtingoje aplinkoje. Galvos apačioje yra burnos organai, viršutinė lūpa, 2 viršutiniai žandai, 2 apatiniai žandai ir apatinė lūpa. Mandibulės bitėms yra skirtos įvairioms užduotims, tokioms kaip vaško formavimas ar priešų atbaidymas. Apatiniai žandai ir lūpa išsitęsia į straubliuką. Tad šiuo nuostabiu aparatu, kurio gale yra tarsi mažas šaukštelis, bitė gali siurbti nektarą tiesiai iš žiedų. Paprastai straubliukas laikomas palenktas po galvą. Renkant skystą maistą, jis yra ištiesinamas. Ant bitės galvos yra 2 antenos, kurios atlieka svarbią jutimo funkciją. Bičių antenų paskirtis jutiminė. Ant antenų išsidėstę plaukeliai yra labai jautrūs ir gali aptikti kvapus ar vibracijas. Tai padeda bitėms rasti ir maistą, bendrauti su kitomis bitėmis. Bendrai, visas bitės kūnas padengtas įvairios paskirties plaukeliais, kuriais jos jaučia, girdi ir užuodžia. Bitės sparnai pleiviški, jų yra 2 poros. Priešakiniai ilgesni ir platesni negu užpakaliniai. Ramiai tupinčios bitės priešakiniai sparnai dengia užpakalinius, o skrendant užpakalinių sparnų dangteliai užsikabina už priekinių sparnų ir sudaro bendrą paviršių. Sparnuose išsidėstę gyslos, kurių pagalba galime abonentuoti bites. Bet tai plačiau papasakosime kitoje temoje, kai kalbėsime apie bičių motinėlių veisimą. Bitės kojos sudarytos iš 5 dalių: dubenėlio, klubo, kuris yra tvirtas ir leidžia koją lankstytis, blauzdos ir letenėlės, kuri turi nagelius ir lipnias pagalvėlės, leidžiančias bitei tvirtai laikytis net ir ant slidesnių paviršių. Ant pirmosios poros kojų yra specialus priedas bitės antenoms valyti, bei plaukeliai, kuriais bitės nusivalo žiedadulkes nuo viso kūno. Ant antrosios poros kojų yra spigliukas, skirtas žiedadulkėms išimti iš 3-osios poros kojų kraitelių. Šiuose kraiteliuose bitės sandėliuoja žiedadulkių nešulėlius, o jiems užsipildžius sandėliuoja juos koriuose. Bitės kūnelis padengtas chitininėmis plokštelėmis ir sudaro narelius, kitaip vadinamus segmentais. Šis egzoskeletas veikia kaip apsauginis šarvas ir saugo bites nuo sužeidimų ir išorės grėsmių. Taip pat ant pilvelio tarp 3 ir 6 segmento išsidėstę 4 poros vaško liaukų, iš kurių išsiskiria vaškas. Virš 5 segmento yra kvapiovė Nasonovo liauka. Nasonovo liauka išskiria specifinius kvapnius cheminius junginius, vadinamus feromonais, kurie padeda bitėms rasti kelią atgal į namus. Tad jeigu vakare ant lakos matote sparnais plėvesuojančias bites su pakeltu pilveliu aukštyn, žinokite, kad bitės kviečiasi paklydusias šeimos narės grįžti atgal į avilį. Taip pat krūtinėlės ir pilvelio narelių šonuose yra 10 porų kvėpavimo angų, kvėptukų, dar kitaip vadinamų stigmomis.
Bičių patelių pilvelio gale yra geluonis, tuo tarpu tranai geluonio visiškai neturi. Bitės geluonis susidaręs iš pilvelio 7 narelių. Taip pat šį geluonį sudaro iešmelis su paplatėjusia kolbos formos viršutinė dalimi. Kadangi bitės darbininkės geluonis turi specialius dantelius, bitė nebegali geluonį ištraukti ir geluonis lieka odoje. Tuo tarpu bičių motinėlės geluonis dantelių tokių neturi ir bičių motinėlė yra pajėgi ištraukti geluonį. Taip pat bitės motinėlės geluonis veikia kaip pagalbinis instrumentas, denant kiaušinėlius, bei esant reikalui kovoti prieš kitas bičių motinas. Pati bitė geldama išskiria nuo 0,3 iki 0,4 mg nuodų. O dabar pakalbėkime apie bičių organų sistemą. Virškinimo sistema skirstoma į priekinę, vidurinę ir užpakalinę žarnas. Priekinė žarna sudaryta iš burnos, ryklės, stemplės ir medaus pūslelės su vožtuvėliu. Medaus pūslelė tai maisto nešimo ir laikymo organas. Jos sienelės esti labai elastingos ir į jį maisto gali tilpti iki pusės bitės svorio, nuo 50 iki 65 mg. Šalia medaus pūslelės yra mažas vožtuvėlis, kuris neleidžia maistui patekti į skrandį iš medaus pūslelės ir reguliuoja bitės maitinimas. Vidurinė žarna labai raukšlėta ir gamina virškinimo fermentus. Joje vyksta virškinimo procesas. Užpakaliniai daliai priklauso tiesioji žarna, kuri yra labai elastinga, nes per žiemą pačios bitės negali išskristi į lauką ir suvirškintą maistą turi kaupti šioje žarnoje. Kvėpavimo sistema sudaryta iš 10 porų kvėptukų ir trachėjų sistemos. Per kvėptukus patenka oras, jis keliauja trachėjomis į oro maišus ir galiausiai patenka į tracheoles, kurios perduoda raumenims deguonį. Bitės kraujotaka pusiau uždara, širdis 5 narių vamzdelis. Jis yra pilvelio viršutinėje dalyje ir sujungtas su aorta, kuri baigiasi galvoje. Bitės kraujagyslėmis teka hemolimfa. Tai bespalvis skystis, kuris išnešioja organizme maisto medžiagas, transportuoja deguonį į raumenis, kurių daugiausia krūtinėlėje. Ar paprasčiausiai išnešioja šalintinas maisto medžiagas į šalinimo sistemą, Malpighijaus organus. Pačios bitės turi labai sudėtingą nervų sistemą, kurią sudaro smegenys ir nervai, padedantys joms orientuotis, bendrauti ir rinkti maistą. Bičių motinos vaisos organų pagrindas yra 2 kiaušidės. Kiekviena kiaušidė sudaryta iš vamzdelių. Jų yra 150 vienetų, kuriuose formuojasi ir bręsta kiaušinėliai. Pro kiauštakius jie patenka į makštį. Čia kiaušinėlius vožtuvėlius sulaiko, kol ant jų iš sėklos priimtuvų patenka spermatozoidai. Dedant neapvaisintus kiaušinėlius, vožtuvėlis jų nesulaiko. Tad iš neapvaisintų kiaušinėlių išsirita tranai, o iš apvaisintų bitės darbininkės. Bitės darbininkės kiaušidės turi iki 20 vamzdelių. Jos su tranais nesiporuoja, todėl deda neapvaisintus kiaušinėlius, iš kurių išsirita tranai. Toks atvejis pastebimas traninėse šeimose, apie kurias plačiau papasakosiu sekančiose temose. Trano lyties organuose gaminamos sėklos, turinčios labai mažytę galvą ir gana ilgą uodegėlę, kuri padeda skysčiuose sėklai judėti. Sėklas gamina 2 sėklininkai. Iš jų sėklos eina į vingiuotus latakėlius, tuomet į gleivių maišelius, toliau bendru lataku ateina į pūslę ir čia lieka. Kai tranas susitinka su jauna neapvaisinta motina, visą pūslelę su sėklomis palieka motinoje, o pats tuojau miršta. Tad kol kas tiek apie bičių morfologiją. Apibendrinant galima teigti, kad bičių organizmas gamtoje prisitaikė taip, kad puikiai vykdytų savo funkcijas ir galėtų išlikti nuolat kintančioje aplinkoje. Tad jeigu jums patiko šis vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka mygtuką, pasidalinkite šiuo vaizdo įrašu su kitais bičiuliais. Na, o jeigu norėtumėte gauti daugiau jums aktualios informacijos, sekite mus Facebook paskyroje LJBA Gintarinis Spiečius. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki greito.